Kaip baimė veikia tavo savirealizaciją ir karjerą. Kad būtų aiškiau apie šią temą, aš su tavim pasidalinsiu savo šios dienos istoriją, kas man įvyko. Tai aš einu į vonę ir girdžiu, kad kažkas kunkuliuoja labai garsiai. Ir pradėjau klausyti ir nesuprantu, kurio čia vietoj. Galvojau, gal vamzdžiai ar kas čia vyksta. Ir galiausiai pamačiau ir išgirdau, kad čia prie boilerio kažkas vyksta. Tai iš tikrųjų labai išsigandau, nes nelabai suprantu šitų dalykų, reiškia, kas yra susijęs su boileriu, su vamzdžiais. Ir vienas kaimynas man buvo praeitais metais pasakęs, kad būtent boileris užliejo kaimynus. Tai tiesiog aš labai išsigandau, galvoju, jeigu vanduo iš boilerio užlies kaimynus, kas tada reikės daryti, kas čia vyks, gal mūsų būtą užlies. Tai tiesiog aš labai dėl to išsigandau ir tada, aišku, paskambinau savo vyrui paklausti ir pasakyti, kas čia vyksta. Tai va, tiesiog jis tada man pasakė, ką aš turėčiau daryti, aš viską padariau pagal jo rekomendacijas ir tada automatiškai aš viduje likau ramesnė, todėl kad aš jaučiau tarytum manim pasirūpinta ir viskas tiesiog tada vat savaime susitvarkė natūraliai tada, kada aš paprašiau pagalbos. Tai iš tikrųjų, kas manęs nepažįsta, aš labai trumpai prisistatysiu. Mano vardas Edita Prancevičienė, aš esu moters karjeros pokyčių mentorė, padedu kūrybiškoms ir ambicingoms moterims, kurios svajoja apie savo savarankišką veiklą, įgyti aiškumą dėl jų didžiausio finansinio potencialo veiklos krypties, kad jos galėtų laisvai kurti, gauti pelną ir atrakinti vidinį potencialą be atidėliojimo ir kompromisų laikui su šeima, transformuojant vidinius konfliktus ir naudojant astrologiją paremtą coachingą. Tai tęsiant mūsų temą, tai baimė atrodo panašiai kaip ir mano šios dienos istorija. Vadinasi, kad kaip aš nežinojau, ką daryti su tuo boileriu, nes tiesiog viskas ten kunkuliavo ir galvoju, kas čia vyks, gal užlies būtą. Tai iš tikrųjų panašiai atrodo ir baimė veikloje, tai todėl, kad tu neturi informacijos, galbūt ypatingai jeigu tu tik pradedi savo veiklą, tada tau trūksta aiškumo dėl tavo žingsnių tolimesnių, taip pat tu bijai, ką tau kiti pasakys, tu bijai, galbūt tau gali, kad nepasisekti. Ir dar labiau tu bijai, kad jeigu tau nepasiseks ir ką tada kiti sakys, tai čia yra, reiškia, toks užburtas ratas, tai susijungia toks baimės kamuolys ir kada tu iš tikrųjų esi tame, kad tu kaip akmuo sustingsti ir realiai ir negali pajudėti nei į vieną, nei į kitą pusę. Tada tu stovi ir bijai. Bijai daryti sekančius žingsnius. Ir čia vat atrodo irgi panašiai netgi lyg tu šlubuotum. Vadinasi, vieną koją tu nori eiti į priekį, o kita tempiasi tau atgal. Todėl, kad tu lyg ir nori, bet bijai. Nori, bet bijai. Bet čia iš tikrųjų tuo pačiu metu ir tavo viduj vyksta aibė vidinių konfliktų, nes tai nėra tik baimė. Tu matai baimę, tu jauti baimę, tačiau už tos baimės dar yra krūva dalykų, kurių tu nematai. Ir iš tikrųjų moteris dažnai nori pradėti savo savarankišką veiklą, nori save realizuoti didžiausio finansinio potencialo veiklos srityje, tačiau jos sustabdo save, nes pasiteisina tuo, kad bijo. Vadinasi, tada, jeigu tu teisinės tuo, kad tu bijai, tada tu tą baimę darai didesnę už save. Vadinasi, kad tu galvoji, kad ta emocija, nes baimė yra emocija, tu galvoji, kad ta tavo emocija yra didesnė už tave, ta emocija tampa didesnė už tavo tikslą ir tada tu susigūžti, tu pasidarai tokia maža ir galvoji, kad tu nieko negali. Tačiau iš tikrųjų patikėk manim, kad baimė yra žymiai mažiau negu tu. Pirmiausiai tu ją pastebėk.
pastebėk tą savo baimę, patyrinėk. Pasižiūrėk, kaip jinai atrodo. Pastebėk savo baimę iš šono ir tiesiog pamatyk, kad tai nėra taip baisu, kaip tu galvojai, kaip tu įsivaizdavai. Ir iš tikrųjų, ypatingai jeigu tu nori pradėti savo savarankišką veiklą, nori realizuoti save didžiausio finansinio potencialo veiklos srityje, tada iš tikrųjų aš tau labai nuoširdžiai rekomenduoju pasikonsultuoti su žmonėmis, kurie gali tau padėti, kurie turi įrankius. Tu gali parašyti man, arba tu gali rašyti kitiem, jeigu tau kiti žmonės labiau rezonuoja. Tačiau iš tikrųjų išjudėti vienai per tą baimę, prasiveržti per ją iš tikrųjų yra gana sudėtinga, todėl kad tu nematai tų savo aklųjų zonų, nematai, tiesiog tu nežinai, kas tave iš tikrųjų stabdo. Nes baimė tai yra tik tai rezultatas, tai yra tavo emocija, bet už tos baimės, kaip iš tau sakiau, slypi aibė vidinių konfliktų. Kitas dalykas, tu nevertini savo talentų, tu nežinai tos didžiosios esmės, kodėl tu to nori, kodėl tau svarbu tie tavo tikslai. Ir jeigu tu nori iš tikrųjų realizuoti save, atskleisti savo talentus, atskleisti save taip, kaip tu gali geriausiai, įgalinti pasitikėjimą savimi, kviečiu tave pasižiūrėti mano programas. Tai yra viena programa, tai karjera pagal sielos misiją, jinai yra 6 mėnesių trukmės ir mes per tą laiką labai daug padarom tam, kad įgalint pasitikėjimą savo talentais. Ir kita programa yra mėnesio trukmės, mes greičiau praeinam tuos visus procesus. Ir jeigu tau rezonuoja ir tu norėtum sužinoti, kokiu būdu tu galėtum dirbti su manimi, kviečiu tave pokalbiui, kuriame mes išsiaiškinsime, kokiame karjeros taške šiuo metu esi, kokie vidiniai konfliktai tave sustabdo tam, kad galėtum pradėti kurti savo veiklą pagal didžiausią finansinį potencialą. Ir iš tikrųjų nueiti tą kelią, kurį tu nori, ypatingai jeigu tave stabdo baimės, yra reikalingas didesnis vidinis pokytis, tada, kada tu tampi didesnė negu tavo baimė, tada, kada tu įkalini save, tada, kada tu pradedi matyti save kitaip. Ir labai tikiuosi, kad tau buvo naudingas šis mano video ir norėjau su tavimi atsisveikinti ir iki kitų kartų.